Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai, žodžiu, turiu dabar tokį užsiėmimą šiandien. Išmontuoju savo katilą elektrinį ir bandysim jį vežti į sodybą. Ten sumontuosime jį, nes dabar sodybai kaip tik darau šildymo sistemą. Šildymo sistema sodybai bus tai šitas elektrinis katilas 9 kW Proterm. Paskui bus šilumos siurblys, greičiausiai 7 gal 8 kW, dar pasikonsultuosiu tiksliai koks reikalingas. Šilumos siurblys bus oras vanduo. Ir dar kas sodyboje ekstrinis šildymo sistema, tai būtinai pasistačiau židinio kapsulę, kad galėtų, sakykime, ekstra atveju nebūnant elektrai, kad būtų vis tiek šiluma. Namelis yra 100 kvadratų ir židinio kapsulė apšildo tą namelį kuo puikiausiai. Tai pirmam aukšte pas manęs yra svetainė su virtuvė, antram aukšte miegamieji. Ir į antrą aukštą esu išvedžiavęs šildymą, ortakius yra išvedžioti šilumai. Tiesiai į miegamosius ateina šiluma iš apačios per ortakius ir gan greitai pašyla ir gan komfortiškai. Tai va, dabar kadangi vedžiojam visą šildymo sistemą, sistema yra visa išvedžiota, tai dabar ten jungiam tik tais kolektorius šildymo. Ir būtinai reikia šitą katilą pajungti į sistemą iš karto, nes dabar šilumos siurblio neturiu, o šildymo sistemą norim išbandyti. Tai va šitą katilą pajungsim į šildymo sistemą. Tai aš parjungsiu, biškai pažiūrėti galėsiu. Nuėmiau dangtį kaip tik. Tai ir galėsim išbandyti šildymo sistemą, kaip šildo. Katilas toks primityvus, labai paprastas. Valdymas buvau rodęs praeitoj savo daly. Labai paprastas valdymas. Čia tenas stovi. Siurbliukas stovi kaip nekeista Vilo. Tai vo. Gan neblogas tas siurbliukas yra Vilo. Tyliai dirba iš tikrųjų katilas kaip pajungtas. Tai jeigu ne šildymo sistemos to bačkutė, kur yra tenai suleisti, tai turbūt ir nesigirdėtų to katilą. Siurbliukas tai žiauriai tyliai veikia. Tai va, tai dabar pabandžiau atsijungti šį, atjungiau, vandenį išleidau, viskas demontuoju ir vežu į sodybą, tenais pajungsim. Tai kol kas tiek, susimatysim sodybai. Iki. Na ką, esam pakeliu iš miestą, važiuojam į sodybą. Tai pasikartosiu, kiti klausti gal, kodėl nusprendžiau iš miesto važiuoti gyventi į kaimą. Kodėl į kaimą? Todėl, kad pas mus mieste yra gamyklų, užterštas oras, grinai sakyčiau taip. Iš cemento gamyklos mums irgi eina, dūmai matosi, kad link namų jie eina. Šito kvėpuoti nenoriu, tiesiog, nežinau. Kai atėjo toks amžius, sakykime, nesu baisiai senas, nesu ir jaunas, ateina toks laikas, kai pradedi vertinti sveikatą. Ir tiesiog noris švaresnio oro savo, vaikams, šeimynai. Tai dėl to nusprendžiau ten ir statyti. Visų pirmiausia. Antra, ten yra, nežinau, kaip čia pasakyti, kai nupirkom tą sodybą, aura yra gera tos sodybos, tokia, kai atvažiuoji, gerai jautiesi tą sodybą. Paskui, norėjom prie gamtos, gal sakykime, arčiau, taip, per langą žiūri, stirnos vaikšta, paukščiai čiulba, šalia iš kažkur iš senų medžių, pelėda atskrenda, žodžiu, gamta gražu. Tai va, dėl to stengsimės, kaip sakant, šiemet noriu savo namuką viduj didžiąją dalį jau padaryti. Tai dabar va, su šildymo sistema sprendžiam. Paskui prasidės glaistymas, dažymas, grindys, durys.
ne kosmosai ir likę realiai. Pats namukas jau apšiltintas, viską iš vidaus apšiltinta, 15 polistirolų, iš vidaus 5 polistirolas, taradūra vadinama, kietas tas polistirolas ir dar 5 vatos yra pirmam aukšte. Antram aukšte yra sienos taradūra 5 cm iš vidaus dar ir visur klijuotas gipsas yra. Tai va. Tai gerai, mažiau kalbu, važiuoju į sodybą, jau netoli esu ir vietoj dar jums su kamera pafilmuosiu. Nu kągi, atvykom į sodybą, žodžiu, čia dabar pas manęs yra pirmo aukšto, čia kur svetainė bus. Kolektorius yra grindinis, pas mane čia visur pirmam aukšte yra grindinis šildymas. Tai žodžiu, čia yra 7 kontūrai, vienas kontūras yra į vonią, o visi kiti čia yra visam pirmam aukštui. Tai va, sujungiam čia, padarėm pamaišymą mazgą, sudėjom kolektorius, čia eina per apačią, ten per sieną išeis šilumos siurblys stovės, o čia kyla į viršų vamzdžiai, į antrą aukštą ir ten dar vienas kolektorius bus ir viršui bus elektrinis katilas dar. Ten boileris bus, elektrinis katilas, viršui ten. Tokį skalbimo mašinų, ten kur kambariukas, toks ant mazgas, kaip čia pavadinti. Tai va, einam į antrą aukštą, pasižiūrėsim kaip ten ir pradėsim kabinti boilerį ir katilą elektrinį. Tai va, užkilom į antrą aukštą, žodžiu, čia dabar, kad čia matytus, čia bus tokia senutė dar, duris čia įsidės, išklijau plytelėm, čia į kampą kabinsis katilas, ten kabinsis boileris, yra jau ir rozetės paruoštas, viską, čia skalbimo mašinams, džiovyklė skalbimo mašina čia bus, čia boileriui rozetė ir čia katilui rozetė. Dabar dar čia pasižymėjau, reikia išpjauti angą, dėsim automatinius išjungėjus. Tai va tokia dėžutė bus įleisim į sieną gražiai. Ir greičiausiai, kad čia sudėsim dar antro aukšto automatukus ir dar į vidų įdėsim routerį. Čia bus routeris, Wi-Fi vadinamas namie. Galvojau jį daryti pirmam aukšte, bet nusprendžiau daryti antram aukšte, nes pas mumis yra čia sodybai su ryšiu truputį sunkokai, tai galvojau dėsiu routerį antram aukšte, vis tiek aukščiau gal ryšys bus geresnis. Tai va, žodžiu, čia kolektoriukas bus 4 kontūrų, 3 kontūrai bus 3 radiatoriai, 3 megamiesiems. Tai va, čia vienam megamajam, čia dabar bardakas, truputį jau pradėjom glaistyti. Čia va vienas radiatorius bus, ten antras, čia trečias jau yra ten pakabintas, šiaip dar ličnų radiatorių va likę pas mane. Tai 3 radiatoriai antram aukšte bus ir čia vonios kambarys, irgi pradėjau santechniką daryti, vamzdžius vedžioju. Ir čia bus vonios kambarys, grindys bus elektrinės. Kodėl? Nes, nutariau, kad būtų atskiras kontūras, galbūt vasarą gal norėsis truputį pasišildyti, sakykime, grindys šiltesnės turėti elektrinės, nustatėjai savo ramiai, belia kada turi tas šiltas grindys. Čia stovės elektrinis gyvatukas, irgi ne nuo šildymo sistemos. Ir viskas ten vonia, dušas, tualetas, čia kriauklė bus, žodžiu. Tai va tiek žinių kol kas ir šitoj daly turbūt viskas. Toliau sekančioj daly jau parodysiu, kaip pasikabinau boilerį, katilą. Galbūt jau parodysiu, kaip jau ir paleidžiam sistemą išbandyti. Tai kol kas tiek, laukit sekančių video. Iki.